Aš esu Andrius Blažinskas, esu vienas iš šio projektų vykdytojų. Esu programuotojas ir administratorius ir nepaisant to, kad esu daugiau techninis žmogus, pamėginsiu labai trumpai ir žmogišką tokią kalbą nusakyti kai kuriuos sudėtingus dalykus. Ir iš esmės pakalbėsiu apie elektroninių objektų saugojimą, tai konkrečiu atveju apie sistemą, kuri yra naudojama tam tikslui ir šiek tiek pateiksiu skaičių ir pakalbėsiu apie konvertavimą. Taip. Tai pasaulyje apskritai yra nemažai programinių sprendimų skirtų elektroniniam talpyklom realizuoti. Jeigu mes pasižiūrėtumėm į pasaulinį tokių atviros prieigos talpyklų registrą, ten yra užregistruota apie 3,5 tūkstančio talpyklų. Ir galima būtų išskirti per 30 įvairių programinių sprendimų tam tikslui naudojamų. Pagrindiniai bene yra DSpace'as, ePrincai, Fedora. Mes pasirinkom Fedora. Tai nėra šiaip paprasta programa, tai yra savotiškas servisų rinkinys. Ir tai yra bene vienas iš geriausiai produktų, vienas iš geriausiai išdirbtų produktų šiai dienai. Jį kūrė ir palaiko JAV Kornelio universitetas ir Virginijos universiteto biblioteka. Jie gauna finansavimą iš įvairių fondų, nors šitas finansavimas būna gan nemažas, neblogas, todėl atitinkamai galima sukurti ir neblogą produktą, kas, manau, šiuo atveju ir yra. Taip, pati Fedora tai iš esmės pačiam vartotojui galutiniam nėra matoma sistema. Tai yra kažkas kaip savotiška duomenų bazė, kažkas, kas slepiasi už vartotojo sąsajas. Tačiau tai nėra vien tik tai saugykla, tai yra visas junginys paslaugų, servisų, kurie veikia tam, kad vartotojo sąsaja korektiškai pateiktų visą reikiamą informaciją. Ir, kaip jau minėjau, ji neturi savo vartotojo sąsajos. Kai kurie įžvelgia galbūt tame trūkumą, nes dauguma kitų sistemų tokią sąsają atsineša. Tačiau, kaip rodo praktika ir analizė, tos sistemos atkeliaujančios su sąsaja atsineša ir tam tikrą savo specifiką. Ta specifika kartais būna konkrečiuose projektuose ne tik, kad nenaudinga, bet dar ir komplikuoja visą situaciją. Kadangi mes norime pritaikyti mūsų sukurtas sistemas ir panaudotas sistemas mūsų vartotojų poreikiams, o ne atvirkščiai vartotojus pripratinti prie specifikos, mes naudojam Fedora. Trūkstamas dalis mes realizuojame patys, suprogramuojame patys. Taip. Tai kaip ir kai kurios kitos elektroninės talpyklos, Fedora suteikia galimybę saugoti elektroninius dokumentus, tai yra failus ir metaduomenis vienoje vietoje unifikuotų būdu. Tam yra naudojamas specialus formatas, grįstas kitais žinomais standartais. Tačiau tai nėra vien tik mašininis kodas, tai taip pat yra žmogui suprantama struktūra. Bet vėlgi, jinai yra specifinė. Ši sistema, skirtingai nuo kitų, turi tam tikrų specifinių, tačiau labai teigiamų savybių, kurios gali būti patrauklios būtent naudoti ją. Pavyzdžiui, yra galimybė nusakyti taip vadinamus turinio modelius arba objektų šablonus, kur mes galime apibrėžti, kiek ir kokių failų konkrečiam elektroniniam dokumente bus. Galima nusakyti objekto lygmenyje, nurodyti, kokios paslaugos bus susietos su šiuo konkrečiu objektu. Paskutiniu metu mokslinėje aplinkoje yra kilęs savotiškas bumas, kaip vadinamo semantinio žiniatinklio technologijų srityje. Ši sistema taip pat suteikia galimybės tai panaudoti. Iš esmės, jis sudaro galimybės apibrėžti ryšius tarp elektroninių objektų, tiek išorinius tarp pačių elektroninių objektų, tiek vidinius tarp jų failų ir galbūt kažkokio objekto failo su kito objekto failu. Visi šie ryšiai kartu su metaduomenimis yra suindeksuojami ir sudaroma galimybė atlikti paiešką įvairiais pjūviais. Tokiai paieškai atlikti yra naudojama tam tikra specifinė užklausų kalba. Ir nors
žmogus išmanantis tą užklausų kalbą iš esmės gali atlikti paiešką pagal toje sistemoje. Tai yra labiau skirta kitoms išorinėms sistemoms, kurios kurios integruojasi su šia sistema. Ši sistema taip pat turi lankstų prieigos prie elektroninio objekto valdymo mechanizmą. Paprastai kalbant, jeigu mes turime elektroninį objektą, mes galime jam suteikti tam tikras specifinės prieigos sąlygas. Tarkim, kėlimo metu įkeliam objektą ir nurodom, kad pačioje pradžioje kažkokį laikotarpį jis bus visiškai neprieinamas arba tik prieinamas kažkokiam administratoriam arba specifiniai žmonių grupiai. Tam laikotarpiui pasibaigus mes galime padaryti, kad tas objektas būtų prieinamas tik tai, tarkim, institucijos intranete pagal IP adresus. O kai tas laikotarpis pasibaigia, galima objektą padaryti prieinamą viešai laisvai. Ir kas svarbiausia, visa tai vyksta automatiškai. Nereikia įsikišimo, nereikia pačio administratoriaus įsikišimo. Ši sistema taip pat turi visą aibę kitų papildomų funkcijų, savybių, versijavimą, failų versijavimą, pakeitimo registravimas, yra sekama, kokie pakeitimai vykdomi su tais objektais, kas buvo pakeista, kas buvo pridėta, kada tai buvo padaryta. Yra įvairios kelios programinės sąsajos. Sistema turi programinių įvykių pranešimų galimybę, kai kažkoks objektas, tarkim, atsiranda talpykloj, saugykloj, ir ta saugykla gali informuoti kažkokias kitas išorinės sistemas, kad jos galėtų atlikti tam tikras papildomas funkcijas, priklausomai nuo sistemų pobūdžio. Taip pat, kas nėra realizuota pačioje Fedoroje, yra papildomų jai skirtų paslaugų, sklaidai skirtų OIPMH protokolu, kuris yra naudojamas konkrečiu mūsų atveju paieškai organizuoti, pilno teksto paieškos indeksavimui, metodomių transformacijoms įvairioms, visą aibę papildomų servisų, kurie patrauklus ir dažnai būna reikalingi. Iki šio projekto buvo sukaupta tam tikra bazė elektroninių dokumentų, tai yra failų ir metadomenų. Ta visą bazę dokumentų reikėjo perkelti į naują aplinką, į naują sistemą, Fedorą, ir atlikti tam tikrus pakoregavimus metadomenyse. Tam buvo realizuota speciali konvertavimo programinė įranga. Panaudojant šią programinę įrangą buvo išanalizuota per 45 000 publikacijų aprašų. Iš jų buvo per 17 000 licenzijuoti ir kadangi kai kurie įrašai turėjo po kelis failus, kai kurie apskritai tų failų neturėjo, rezultate mes turime įkeltų per 16 000 failų į Fedora saugyklą, kurie yra laisvai prieinami vartotojams. Pati konvertavimo procedūra nėra labai triviali ir ką parodo būtent konvertavimo trukmė apie 14 valandų.